Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Europos komisija, kai kurie PPO nariai skuba pabaigti Dohos dėrybas dėl žemės ūkio ir rinkos atvirimo pramoniniams prekiams NAMA. Tam aiškiai turi įtakos ir JAV politinė situacija, rinkimai. Tačiau NAMA klausimais, lyginant su raundo suspendavimu 2006 metais, yra akivaizdus regresas. Sparčiai besivystančios šalis praktiškai išlaiko nesumažėjusi rinkos apsaugos lygį. ES tarifai tekstilei ir aprangai sumažės nuo 12 iki 4%. Kylančių ekonomikų rinkos neatsivers, nes bus sumažinti ne jų taikomi tarifai, o maksimalių tarifų įsipareigojimai. Be to, Kinijai, kuri užvertė Europą ir pasaulį nekokybiškomis prekėmis, bus taikomos 18 metų pereinamasis laikotarpis. Siūlomas NAMA variantas neprimtinas Lietuvos ir kitų šalių pramoniai, pakenks jos konkurencingumui. Akivaizdus disbalansas tarp žemės ūkio ir NAMA. ES neturi tik savo ekonomikos sąskaitą skubėti baigti Dohos dėrybas. Kviečiu komisiją neskubėti ir tinkamai atstovauti ES valstybių interesus. Ačiū.